Tokie dalykai, visko būna gyvenime. O Žilinai, ar galėtų tavo draugas būti homoseksualas? O man įdomu. Tai gal ir nesužinotumėt, jeigu Jeigu yra tokie, kurie įsilaiko, o kiti labai greit įsiduoda. Jie nenorėdami įsiduoda, tai jie nori prieiti, tai jie nori paglausti, tai jie nori apkabinti. Tai šalmas žodis pasakyti. Tai žiūrėk, jau jis nori ir į lūpas pabučiuoti, panašiai. Jie kiti įsiduoda tuoj pat, kad jis turi tą poreikį tokį. Tai man įdomu, ar galėtų, manau, nes ten, pavyzdžiui, jeigu mane jau glostytų arba ten norėtų pabučiuoti, aš tiesiog išperčiau ten jau šalin, nežinau. Tai reikia žinot, jau jisai turi tokį poreikį ir jau žmogus supranta, kad jisai kažkas jau perlenkęs, jau ne taip, kaip visi. Aš tai taip pat... Aš skaitau nelaimingi žmonės, aš tai skaitau, kad jie yra nelaimingi žmonės, bet nieko nepadarysi. O tu galėtum? Na, aš tikriausiai bandyčiau. Pasibučiuoti? Ne. Geriau jau susiraskit vaikinai po merginą gražią, gerą savo. Ir negalvokit apie tokius dalykus visiškai, nereikia nei galvoti, nei apie tai. Man įdomu būtų sužinoti priežastis, kodėl jie yra tokie. Priežastis čia yra nuo gimimų daugiausiai. Yra potraukis, jau yra potraukis. Čia aš už tai sakau, kad bet yra taip, kad gyvena ir su tuo. O čia dar šitų yra. Kad reiškiasi reiškiasi, ar tas pats Merkurijus, ar ne kitas aktorius garsus. Žinau, kad buvo filmo pastatyta apie jį. Tai jis pirmiausia buvo vedęs merginą šeimą kaip reikia. Arba šitai. O paskui jisai metė ir gyveno šitą gyvenimą. Ir jie daug dabar, aš nežinau, gal jūs matėte tą Kuprotą kalną filmas ir kaip du vaikinai ir susimylėjo kažkur ten išsiųstivo dirbt kažkur ir visą gyvenimą jie turėjo žmonas, bet juodu kartą į metus ar kiek važiuodavo susitikt, pabūdavo taip, kad būtų meilė visam gyvenimui. Būna ir taip. Čia tokia kaip gaunas ir neištikimybė žmonoms čia. Nu taip. Nu tai jo, įstrašė turbūt man. Jeigu jau žmogus sužinotų, tai tiksliai, tai aš manau, kad... Čia taip pat būtų su to įvykiu, kur Kaune tada buvo. Taip.